Šitam hobyje viskas yra paprasta. Kuo tu daugiau tą darysi, kuo anksčiau atvažiuosi ar ne, kuo daugiau laiko tam skirsi ir nepasiduosi, tai tuo daugiau ir surasi. Esu Tomas Šulcas, įmonės Bayer agronomas. Kasdienėme darbe stengiamės ūkininkam padėti visais įmanomais jiems kylančiais klausimais. Manau, kad kiekviename darbe, kad ir kiek tas darbas užima, bet turime turėti kažką kito, kur galėtume palikti darbą savo ir pasimėgauti tą kitą veiklą. Vienas iš mano hobių tai yra vasario-kovo mėnesiais vykstu į miškus, į palaukes ir turiu tokį hobį kolekcionuoti elnių ragus. Tai iš tikrųjų pavasarį anksti tenka pražygiuoti ne 100 kilometrų, ieškoti tų trofėjų, sekant žvėris, jų pėdsakus. Gražus. Žiemos laikotarpiu iki vasario-kovo mėnesių pasižiūrai, kuriuose teritorijose tų gyvūnų yra daugiau. Nusimatai potencialias geresnės vietovės prie didesnių laukų, kaip pavyzdys ten, kur netgi rapsai pasėti ar ne, ten žvėris laikosi. Pernai metais, kada dar sezonas, sakykime, kaip ir neprasidėjęs, tikrai nieko nesitikėjau, tiesiog turėjau laisvo laiko vasario viduryje ir išvykau pasiėmę savo šuniuką į lauką ir iš tikrųjų radau patį didžiausią savo gyvenimo trofėjų visiškai nesitikėdamas, nes atrodė, kad tai dar tiesiog per anksti. Jo įspūdingumas yra tame, kad tai yra tikrai seno elnio, 8-90 metų elnio ragai. Tokio gyvūno ragus rasti jau yra ganėtinai sudėtinga. Gražuma. Tai buvo iš tikrųjų kol kas mano pats didžiausias, įspūdingiausias trofėjas. Kada tu randi, tu nori dar ir dar, užsikrauni tuo. Kaip sakau, tai yra tarsi tokia sveika priklausomybė, ar ne? Ir vieną kartą radęs, nori eiti vėl. Šis hobis tai išmokė nepasiduot, nes vienintelis būdas kažką rasti tokio įdomesnio, tai yra iš esmės eiti. Kad ir kiek visi mažai to laiko turime, bet manau, kiekvienas iš mūsų bent dalelę kažkada skiriame būtent tam, kas tikrai mums labai patinka.